Iš pat ryto iškeliaujam iš Barselonos link Montserrat kalnų, kur yra žymus katalonų vienuolynas. Judam nuo pakrantės į žemyninę Ispanijos dalį. Pusę kelio pravažiavom ir kur žali mygtukai dar liko davažiuoti. Tada persėsim į kitą specialų traukinį, kuris nuveš mus į kalnus. Važiuoti yra apie 50 km. Oras iš pat ryto gražus. Reikia pasidžiaugti vaizdais pro langą. Jis yra važiavimo apie valandą. Ir kur čia reljefas labai skirtingas. Jau čia iš Barselonos išvažiavus iškart kalnai ir kuo tolyn važiuojant, tuo didesni turėtų būti. Valandą netruko prabėgti ir artėjame prie kalnų, kur yra tas vienuolynas. Tai dabar reikės išlipus persėsti greitai į kitą tas pats traukinį ir kilti kažkur čia į kalną. Persėdom į traukinį, kuris veža į kalnus ir čia vaizdai mūsų, kurie vieni iš gražiausių, kuriuos esu matęs. Nes atrodo, kad važiuoji, taip ir yra, kad virš debesų, atrodo kaip iš lėktuvo. Trūksta žodžių, kaip ir. Išlipus iš keltuvo dabar atsidūrėm pagrindinėje vienuolyno Montserratoje aikštėje, kur čia yra visur pastatai, o aplink kalnai ir tie kalnai tokie įdomių formų, tokie kaip dešrainiai. Esam iš pat ryto, tad dar yra vėsoka, nes čia yra apie 1200 metrų virš jūros lygio, tad oras dar smaikia, žodžiu, nein dar čia būt kol kas, bet ir turistų už tai dar nėra. Tad galim pamaklinėti, kol nėra minių žmonių, o čia pagrindinis pastatas yra. Čia aišku jokių mašinų nėra, o įdomu gatvelė su medžiais kažkokiais ir vaisiais. Tad dabar tyrinėjame patys čia visą tą aplinką. Aplink vienuolyną čia yra pėsčiųjų takai, kur labai gražūs vaizdai, tad mėginam paimti su vežimuku, pažiūrėti, kas čia gausis. Bet pėsčiųjų takai nėra pritaikyti vežimėliam, labai sunkiai čia yra judėti, tad kur sustojam šiaip grožimės vaizdais. Tie kalnai tokie, kai netikri, kai dešrainiai padaryti, bet nesu niekur tokių dar matęs. Norėjom davažiuoti iki šito kryžiaus, bet su vežimėliu be šansų. Tad suksimės atgal užteks ir vienuolyno.
grįžome atgal į vienuolyną ir kur dabar jau vėliau žymiai padaugėjo turistų. O čia vienuolyne dar ir dabar gyvena apie 80 vienuolių. Ir taip pat čia yra, dabar laukiam berniukų choro, kur jie kiekvieną ten savaitę dainuoja. Tai norim pažiūrėti tą jų dainavimą. Kasmet aplanko apie 2 milijonus turistų, piligrimų. Ir yra ta juodoji Marija, kuri išpildo norus. Tai tuo pačiu pamatysim chorą ir juodąją Mariją. Ir štai esam prie bazilikos, kur yra juodoji Marija. Toj pačioj bazilikoje ir giedos berniukų choras. O čia jau eilės. Ir prie bilietų, ir prie įėjimo, kaip ir visose turistinėse vietose. Esam bazilikoje, kur jau žmonės laukia choro pasirodymo. O čia tie berniukai ir gieda, ir jie tuo pačiu čia ir gyvena, ir mokinasi nuo to pačio giedojimo meno, žodžiu. O ten tolumoje matos ta juodoji Marija. Ir tenais prilietus prie juos ten išpilda norą. Ir dabar lauksim, pasirodys berniukų choras, pažiūrėsim, kaip dainuoja. Štai ir išėjom iš bazilikos, berniukų choras tai labai gražiai dainuoja, tik man kažkaip keista taip, kad kalnuose vieni berniukai skaityk, nei pramogų čia, nei ką, taip, tik tai mokintis dainuot. Kažkaip tai. Dar apžiūrim valandikę kokią, jau pradeda turistų mažėt ir iškeliausim.